šiandieną mūsų planas paprastas, bandysim pasidaryti valdymo kabiną. Tai yra visokių tokių niuansų, reikia sugalvoti, kaip kas bus. Nesam pasidarę brėžinių, bet manau pasižiūrėsim internete diagramą. Ir aišku, įsivedžioti kuo geriau, kad nebūtų paskui problemų. Tai nuo to ir pradėsime, turbūt pradėsim ruoštis komponentų, žiūrėsim, ką mes galim susikomponuoti. Pradėsime dirbti su maitinimo bloku. Tai matome dėžę prisisukę, aišku, reiks nusimti, galvoju, duris bus iš šono, tam, kad neužimti daug vietos mažiau, tai vis tiek čia priekį dėsim kontrolą, aišku, tai reikia viską įsiaiškinti. Tai turime vieną kontrolą, paskui turim timerį tokį, šiokį tokį nupirkę, tai reikės jam išpjauti skylę ir dėsime, ko gero, štai čia vieną ir kitą, taipogi kelis jungtukus, bet turim solid state relės kaitinimam. Turime praubą, turime jungiklį, turim nemažai, praktiškai viską turim, visus laidus turime, tai ko gero dar dėsiu 2 atskirus saugiklius. Tai bus eis per jungiklį esam nupirkę. Iš pagrindinės dėžės į jungiklį, iš jungiklio į saugiklį, iš saugiklio dėžė. Ir aišku, galbūt dar darysim laikui bėgant, darysim specialią aukštos įtampos rozetę tam, kad atjungti ir nustumti. Dar tik tai viskas plane, o toliau braižysimės, išsiėmę ir viską žiūrėsim, kas mums gausis. Šiaip manau viskas turėtų tilpti, bet aišku, dabar daug maž dėliojus, tai šitoj pusėje dės kontrolai išlys praktiškai. Taip, tada dėsis timeris, tada aišku dėsis saugikliai į aną pusę kažkur ir keli jungikliai, tai čia kažin ko ir nebus, super duper. Tai manyčiau tiek ir paliksim. O dar aišku bus dar, turiu tokį išskirstytoją, bet nežinau, aš ir įdėsiu, čia iš jo išeina ir jis šiaip didelis. Nežinau, galbūt ir panaudosime, pažiūrėsim, vietos šiaip turime. Tai turėtų prisidirbti, tai srovė iš jo tada į saugiklius, į kontrolą ir panašiai. Tai plius į jungiklį, iš jungiklio, ne, tai tikrai turėtų pasitarnauti. Tai vietos, kadangi turim, tai manau įstatysim. Kaip minėjau, naudosim modulinį išskirstymo boksą, tai matom net yra 4 įėjimai, mums reikia iš jų 3, tai bus vienas žeminimas, pliusas ir minusas, tai va iš apačios žiūrint matome kaip viskas yra, tai vieną bloką daleiskim naudosim pliusui, kitą minusui, trečią žeminimui, 4 net galbūt nereiks, tai viskas ateina ir išeina iš to pačio bloko, kur reikia, tai tada daugiau yra visokių išskirstymų, kurių reikia ir bet kokiu atveju galima bet kada pasimti vieną ekstra pliusą ar minusą per jungiklį ir panašiai, tai išsigrėžiam štai plokšteliai, tada jis užsitvirtins štai čia, tai ką padarysim, tiesiog tik prisisuksim. Tai pradėjom pabiškį dėliotis, dabar reikia mums savo kontrolierių įsidėti tam, kad nepažeist paviršiaus ir gražiau įsipjauti, visą laiką galima užsiklijuoti, kaip matome, lipnę juostelę, tada susimatot, susibrėžti, kur maždaug stovės ir tokiu būdu labiau apsaugotas yra visas paviršius, bepjaunant ir panašiai, tai susidėsim savo timerį, susidėsim kontrolierių, susimatuosim ir išsipjausim. Aišku, prieš bet ką dedant, tai išsicentruojam daug maž centrą bokso ir visą kitą tam, kad paskui žinotumėm, kokį kvadratą mums reikia išsipjauti. Matome, prisibraižiau, čia matavau, dariau, braižiau, bet štai čia bus timeris, čia bus pats kontroleris, SRR-as. Tai dabar bandysim gražiai su bulgarkė atsargiai išsipjauti. Išsipjojam atsargiai su bulgarkė, kiek įmanoma. Aišku, reikia naudoti jau sunaudotą mažą diską, nes labai sunku daryti. Na ir aišku, dabar įdomioji dalis, tai esam jau, kaip matom, duryse pasidaręs 4 saugiklinius jungiklius, todėl kad visi kiti jungikliai yra daug rizikos su jais. Tai turi būti viskas užtikrintai gerai ir 32 amperų kiekvienas. Tai pirmą vieną darysim aišku iš karto į pliusinį bloką, paskui minusinį bloką į žeminimą. Tai matome, kontroleris jau įstatytas su timeriu. Tai esam mūsų relės, taipogi įsistatę solid state realiais. Ir štai kaip viskas atrodo. Tai dabar pradėsime tokį vidinį, kaip sakant, vidinį pajungimą. Tai pajungimas bus iki tokio lygio, kad išvedžiosim kontrolierių ir relės ir paskui jau toliau viskas vedžiosis, aišku, lempą, ventiliatorius ir jau įkaitinimo elementus į orkaitę. Matome, po biškį viskas vyksta, tai matome bus jungiklis, bus vienas pagrindinis, tada bus ventiliatorius, lempa. Ir dar vienas, nežinau, tai iš viso įdėjau 4, kol kas dar neprisukau, kadangi taip tik tai išėjo įtaisyti, tai pasijungimas, nuėmimas, prisukimas iš tos pusės, bet jau nieko nepadarys. Tai taipogi turim 2 SRR-us,
SSR-us, vadinamus solid state relės, tai eina du laidai pasijungia kontroliuoti relę ir tada pliusas įtėjimas, išėjimas, pliusas įtėjimas, išėjimas, tada jau eina į mūsų teną. Tai tokiu būdu vyksta kaitinimas. Tai vėlgi viską reikės susijungti, žiūrim diagramas visas ir visą kitą, kaip patogiau išsivedžiuoti, susijungti, tai naudosim 4 mm laidą viduj ir naudosime paskui šarvuotą kabelį į mūsų kaitinimo elementus. Tai aišku, yra šiek tiek darbelio, bet manau viską pasidarysim po biškį neskubėdami ir viskas bus tvarkoj. Tai matome, daug kas deda solid state relės ir aš jos dėjau su tokiais aliumininiais aušintuvais, kadangi jos kaista ir aušintuvai duoda jom atšalt, aišku, jos būna ir sudega ir panašiai, bet šitos būtent yra 40 amperų, o pas mus kažkur apskaičiuota, tai gaunasi kažkur 27 amperai, tai šitie būtent 40 amperų relės, tai turėtų nebūti problemų. Ir aišku, plius aušintuvai, tai viskas turėtų aušytis. Žiūrime toliau, tai kaip žinome, blokas pasijungia, vėlgi pliusas, minusas, jis turi savo atskirą maitinimą, tada iš jo jau išeina signalai į relę ir paskui jau po to viso, aišku, vyksta kitas procesas, tada jau eina kaitinimo elementai, taipogi išeina pliusas, minusas ir panašiai, tai nežinau, bandysim kažkaip susidėlioti. Tai buvom pasijungę mūsų kontrolerį, patikrinom, viskas veikia tvarkoj, tai pradam vedžiojimą, tai pliusas, minusas, toliau iš jo eis į solid state relę pajungimas ir sukryžminsim iš vienos į kitą ir paskui jau visą kitą. Tai jungiame toliau, ką mes matome pliusas, minusas, štai čia ateina iš mūsų bloko, tada pliusas, minusas iš čia, jis yra solid state relė, tai matom pliusas ir dublikavom pliusą iš šito ir tada minusas ir vėl dublikavom minusą, tai tiesiog atvedam pliusą minusą į vieną ir perdodam į kitą, tai kad abu dvi vienodai kontroliuotus iš mūsų kontrolerių. Judame toliau, tai ką padarėm, atsivedėm mūsų lempą, pajungiam iš karto išskirstymo bloką, toliau po lempos vesim laidus į ventiliatorių, ko gero pirmą pajungsim ventiliatorių, paskui jau pačius kaitinimo elementus ir dar plius reikės instaliuoti dar mūsų temperatūros vadinamą elementą. Sukome galą, dabar pradėsim pasijunginėti laidus. Toliau jungiame laidus, tai po vieną atsivesdinėjom iš kaitinimo elemento, tai bus iš viso 2 ir dar vienas bus ventiliatorius. Tai kaip matom, SSR pradėjom jungti dabar, tai pliusas ir pliusas ateis iš saugiklio, tai bus pajungimas. Tai pliusas bus pats pagrindinis, kuris įjungia elektrą, tada bus atskiri kiekvienam tenui ir lempom fenui bus vienas ir tas pats padarysim ant vieno, tai 4 iš viso. Tai būtent pliusas ateina į kiekvieną, matom, į pirmą ir tada kitas pliusas iš antro eis į kaitinimo elementą. Tai tam, kad toks bendras supratimas, čia kaip minėjau, naudojame bendrą išskirstymą, tai pliusinis vienas blokas, minusinis ir žeminimas trečias blokas, tai turim daug pajungimų. Ir aišku, bandom kuo gražiau išsidėlioti, kad nebūtų bardakas. Tai visokių tokių diagramų internete yra, tai tam, kad būtų paprasčiau, tokia čia iš paprasčiausių, tai matome 240 voltų ateina į SSR pirmą, iš antro tada eina pliusas į kaitinimo elementą, kaip matome, gali būti jungiklis taipogi. Tai toliau čia išskirstymo blokas, matome, ateina ir paskui minusas eina taipogi iš srovės. Vedžiojam laidus, laidelius, tai daug maž esame atsivedę lempą, feną, ventiliatorių vadinamą, tada būtų tenus, aišku, dar nesam pajungę kaitinimo, tik nusivedę šarvuotą kabelį tam, kad pajungdinėtumėm. Ir dar net nesam atsivedę pagrindinio elektros, bet dabar prieš dar viską darydamas norėčiau pabandyti, tai pajungiau laikiną kabeliuką ir dabar įjungsime. Žiūrėsime, kas bus. Tai esam padarę užmaitinimą štai nuo jungiklio. Ir iš karto girdim klikas. Matom, įsijungia mūsų reikalai. Tada, aišku, viskas relė pasijungia paskui jau nuo reguliavimo. Tai čia dar viską įsiaiškinsim, kadangi dar neturim pajungę mūsų jungiklio. Tai visą toliau žiūrėsim. Toliau yra kiekvienas tenas įsijungia atskirai, kurių mes nejungsime. Ir antras turėtų būti lempa ir ventiliatorius. Kažkas girdžiu vyksta. Tai matau, lempa užsidegė.
ir ventiliatorius taipogi veikia. Tai reiškia, šie du elementai yra viskas tvarkoj. Pradėjom pajunginėti kaitinimo elementus, tai štai tokius nupirkau tuos įkišėjus dvigubus, bet ne dėl to, kad kažko kito nebuvo, bet yra specialūs, tai 6 mm, matom gerai užsispaudžia, karščio atsparus, tai mums reikia pliusą paduoti čia, o minusą į šitus, tai principas, matom, įkišant vieną tokį dvigubą, dėl to aš juos tokius rėmiau, kad nekryžmintų laidų daug, praktiškai įsideda ir matom puikiausiai susiliečia, iškart persiduoda čia viengubą ir paskui vėl dvigubą štai čia ir tokiu būdu gera grandinė nenutrūkstama. Aišku, dar galima čia nais ar palituoti, ar net apsukti laidų, bet faktas tas, kad persidoda čia pilnai ir tikrai kontaktas geras, tai tą patį padarysim su minusiniu laidu. Tai žiauriai geri papuolė šitie specialūs kištukai, matome, štai taip įsideda viena dalis, tada jie karščio atsparus ir gan kieti, tai štai matom užsispaudžia, jau 100 metų, tai geras kontaktas, plius dar per šarvą dar vienas ir viskas, žiauriai gerai. Tai aišku, kažko jie nekainavo, ne Kinė, iš eBayaus pirkom ir specialui tokiom aplikacijom. Tai turiu daug tokių kištukų, bet jie nėra tam skirti ir aišku nelaikys. Esu kažkada seną pečių darę su paprastai, paskui po kiek laiko pradeda kibirkščiuot, surūdyja ir panašiai, tai gali būti net ir užsidegimas. Na, kol kas žiauriai patenkintas kaip gavosi, nes kadangi tie dvigubi kištukai ir tas dvigubas kištukas duoda kontaktą štai per čia, dar netgi galima pabandyti praplėsti vieną užmautą ant viršaus be jokio laido, tą galbūt ir pabandysim padaryti, tai tuo būdu sustiprins tiesiog kontaktą. Turime praktiškai viską pabaigę, tai dabar pradėsim po biškį testuoti, išsisiurbsim liekanas, aišku, dar lieka pasijungti mums sensoriuką, karščio sensorių įves, manau, darysim per viršų spintos, tai geriausias variantas, kad būtų kažkur prie grotelių viršui šone ir bandysim kažkur įtaisyti. Sensorių nusprendžiau daryti iš karto iš pačios dėžės valdymo, kadangi jisai gan ilgas ir štai įsisuka ir turėtų viskas puikiausiai veikti. Tai matome, sensorius išeina, tai aukščiausiai kiek galima nuo tenų, nes čia ilgiausiai kaista, tai jisai turi būti tolimiausiam taške tam, kad temperatūrą tikslingai matuotų. Ja, sensorių įdėjom, pajungiam, viskas kaip ir tvarkoj. Čia nais įsidėjau, uždėjom biškį šiek tiek juostelės aliuminės tam, kad nepraleistų taipogi kaip ir lempos. Paskui galima bus užgermetinti. Dabar uždėsim dangtelius reikalingus ir bandysim testuoti. Ką, uždengėme bloką, taipogi uždengėme čia, kaip matom, tik belieka susitvarkyti, išsisiurbti. Na, mano durų konfiguracija kažkaip tai matom išdėstymas, neleidžia mūsų ištraukimo klampų išstatyti normaliai, kad užsitrauktų, nes gaunas labai arti krašto, nebent įdėti plokštelę ir išvesdinėti, nes kadangi matom, kantas baigęs čia, tai nusprendžiau panaudoti kitą taktiką. Naudosiu tokias rankenėlės trumpas sriegės, padarysiu labai trumpą sriegį, jau esu išsriegęs, štai čia rėmė 8 sriegį ir susireguliuosiu, užklijuosiu šitą galą, dėsiu poveržlę, iš kitos pusės poveržlė užtvirtinta tam, kad neišgridinėtų ir tiesiog uždarius bus labai trumpo sriegio keli suktelimai spaus duris, tai darysiu 3 tokias ir turėtų pilniausiai laikyti. Tai padariau štai tokias rankenėlės, matom 3, tai jų dėka yra pilnai užspaudžiamas rėmas, tai sriegio dar palikau šiek tiek, per daug nenoriu padaryti, bet kaip susireguliuosiu, tai bus labai keli prasukimai. Dabar čiučiut kol kas pradžiai daugiau ir matome, yra poveržlės čia, bet net ko gero uždėsiu fiksatorius vietoj poveržlių, tam, kad tiesiog neiškristų. Tai sakyčiau, viskas gerai, prisispaudžia, problemų su to nėra ir turėtų gerai silinti. Dar čia tokią rankiną įtaisim, tai tam, kad galima būtų atsistumti, kur norim. Tai nugaros dar kol kas neuždengiam. Kaip ištestuosim, tada jau viską galima bus finalizuoti. Surinkinėjant mūsų valdymo panelę, padariau tokią klaidelę, kurią pasidalysiu. Tai pirmiausia, nežinau ar minėjau video eigoje, tai patį kontrolerį temperatūros buvau pirkęs 3 metai kokie atgal. Taipogi mūsų solid state rėlės taipogi buvo pirkta. Tai buvo pirkta senai ir tiesiog neatsižvelgiau, nežiūrėjau nieko, jokių parametrų. Tiesiog pagal diagramą dirbau iš interneto ir viską sujungiau. Paskui
gerą dieną praradau, galvodamas, ką padariau ne taip. Viską žiūrinėjau. Tai viską žiūrinėjau, pertikrinau, viską žiūrėjau, kur klaida ir panašiai. Kadangi nežiūrėjau surinkinėdamas jokių parametrų, tai galima numanyti, klaida buvo labai lengvai aptikti. Tai matome, galima netgi pamatuoti outputas mūsų iš temperatūros valdymo kažkur išeina 15 voltų ir kai pasižiūri, jis ateina, jis turi aktyvuoti rėlę. Ir ką galime matyti čia, tai nuo 80 voltų iki 250 tik tai aktyvuoti, tai neužtenka tiesiog voltažo tam, kad įjungti rėlę. Tai čia buvo ir klaida. Ir viską išieškojau ir net nepatikino, aišku, mano klaida, koks voltažas aktyvavimo rėlės. Tai dabar esu nupirkęs 2 naujas rėlės, kurios yra taisyklingo voltažo, taipogi 40 amperų ir įdėsim jas ir žiūrėsim. Tai vėlgi šitos rėlės yra plačiai naudojamos, ne tik tai tokiam reikalui, yra visokiem kontroliavimui, fenų, variklių ir panašiai, tai matuojant temperatūrą, jungiant, išjungiant ventiliatorius. Tai matom, šį kartą užsakiau lygiai tokią pačią rėlę, tik tai nuo 3 iki 3,2 DC, tai išeinanti srovė. Tai dabar sukeisim greit rėlės ir tada bus laikas testavimui. Manyčiau, kad viskas turėtų būti gerai, kadangi netgi be rėlės, kaip dariau pliusą su minusu, sujungiau per saugiklį ir viskas kuo puikiausiai veikia, tai aš tikrai negalėjau suprasti, kodėl rėlė neaktyvuoja ir srovė išeina. Tai kaip nustatai parametrus čia, yra SV, paskui jau išaiškinsim jūsų nustatytą temperatūrą ir esama iš jūsų sensoriaus, kurios šiuo atveju mes turim sensorių, čia ateina į vidų. Tai kaip tik tai šita temperatūra nukrenta SV žemiau nustatytos ir tada iš karto automatiškai išjungia. Tai srovę aš turėjau, tik tai neturėjau užtektinai. Tai vėlgi netgi ir su sena rėlė, kuri yra 80 voltų aktyvavimas, tai jeigu jūsų kažkokia kontroliavimo unitas temperatūros duoda didesnį srovę, tai pilnai viskas tas pats. Kai aš pirkau, tai tikrai nebuvau tikras, koks bus čia voltažas, net neskaičiau, tiksliau sakant. Tai net niekad nebūčiau pagalvojęs, kad kol nepamatavau su multimeteriu, kokia srovė išeina aktyvavimo srovės 15 voltų ir pažiūrėjau čia 80 iki 2,5 voltų, tai viskas pasidarė aišku, bet tai užtruko laiko, kadangi solid state rėlės naudoju pirmą kartą. Seniau kontroliavimas buvo visiškai kitoks ir paprastas, kurį mes dar padarysim atskirą video. Kas nenori apsiimti štai tokio komplikuoto didesnio valdymo, patogesnio, tai yra visą laiką pats geresnis, pigesnis ir greitesnis variantas, kuris taipogi puikiai veikia. Tai visą tai pakalbėsim atskiram video. Tai matome, dabar pakeitėm solid state rėlės ir dabar jau 100% yra nuo 3 iki 3,2, mes 15 maksimą turim, o čia jau viskas nuo 2,4 iki 308. Tai viskas kaip po ir paruošta, viskas sujungta ir esam pasiruošę testavimui. Tai ką, srovė jungta, žiūrim, ką mūsų matuoklis sakys 16, tai mums dabar reikia nusistatyti temperatūrą, kurią mes padarysime 200 laipsnių, manyčiau, pradžiai. Ir kontroliuojasi mūsų solid state rėlė, kontroliuojasi atskirai jungiklio, tai perdariau, nedariau tenus. Tai dabar galime pažiūrėti, įjungsim flickerį ir turėtų automatiškai užsidegti raudonos lemputės. Ir jos užsidega iškart. Ir reiškia, automatiškai viskas veikia. Tai srovė įjungta, tenai turėtų pradėti kaisti. Tai dabar žiūrėsim į tenus, pasimsim ginklą, žiūrėsim, užtikrinsim, kad viskas veikia taip, kaip mes norime. Jaučiu, karštis išeina, matom šitas kaista, šitas kaista. Šitas kaista ir šitas kaista, viskas kaista. Temperatūra kyla į viršų. Dabar uždarysim mūsų spintą. Na, žinom, viskas veikia, tai dėžę galima uždaryti. Kadangi jau biški pašilo, tai matom 25 laipsniai, nes buvom įjungi. Laiką nurisetinsim. Tai pradeda eiti nuo 9,99, tai pažiūrėsim, kiek sekundžių užtruks, tai čia beveik 10 minučių aktyvuota. Ir jungiame karštį ir viskas, nuimame laiką. Ir dabar, aišku, galima bus laukti. Žiūrėti, bet ventiliatorius matom vidui sukasi, garso kažkokio labai nėra, bet karštis tai turėtų pradėti kilti, nes rėlės viskas yra aktyvuota. Dar kartą patikinam, taip rėlės viskas veikia, viskas kuo puikiausiai. Ir matom temperatūrą, užtrunka kol iki viršaus daeis, bet turėtų pradėti staigiai eiti, kadangi sensorius pačiam viršui kampe ir karštis kyla į viršų. Tada staigiai 3 minutės praėjo, jau praktiškai 120 laipsnių, kaip tokios kvadratūros spintai,
sakyčiau, nėra blogai, tenai matos raudoni, o žiūrim toliau, kiek užtruks užkelt 100. Dar turiu nupirkęs temperatūros tokį matuoklį, kur dar suplanavęs esu įdėti per duris, tai išgręšim skylę ir prisuksim. Tai dėl įdomumo, aišku, įdomu taipogi pasižiūrėti čia ir sulyginti elektroninį su mechaniniu. Tai viduj 130 laipsnių, čia galima pasižiūrėti 2 normali kambario temperatūra, stiklas pats 60, tai stiklas šyla, manau. Čia iš viso 20, kaip mūsų galas 20, tai sakyčiau, instaliacija tikrai veikia ir kuo puikiausiai. Kol kas karščio nėra, lubos net kirtos 20 laipsnių, tai viskas puikiausiai. Judam arti prie 5 minučių 100 kem laipsnių, tai įdomu bus, kiek būtent to geležio kur kabo, tai aišku, kuo arčiau jį pakabysi, tuo tada jisai bus, kaip sakant, karštesnis, bet sulyginimui bus įdomu. Tai vėlgi, kaip minėjau, sumetimo atvejais priklauso kokio dydžio detalės, tai jeigu aš padaryčiau, daleiskim, pertvarą štai tokiam aukštį, tai aukštis susimažintų kubatūrą pačios ir užkaitimas vyktų greičiau. Tai manau, atsižvelgsiu į tą reikalą, kadangi aš darau ir didesnės ir mažesnės detalės, tai taipogi būtina pertvara mažesnėm detalėm, nes sunaudoja daug mažiau elektros ir panašiai. Net galima pasižiūrėti be ventiliatoriaus, ar kažkas tai bus skirtingo, kaip karštis reagos. Aišku, išbandysim su ventiliatoriumi ir be ventiliatoriaus. Tai bus įdomu. Aplink duris taipogi kažkokių laidumų nesijaučia. Tai karštis tikrai niekur neišeina, viskas užspausta. Tai manyčiau, viskas tvarkoja. Sakyčiau, nėra greita, tai jau matom 7 minutės, 104 laipsniai. Aišku, kaip minėjau, vėl jeigu pertvertum būtų greičiau, bet pilna tokio tūrio spinta tikrai nėra taip lengva užkaitinti. Po gero kažkoks yra settingas, kad palaipsniui nustatyta, ten matom mirksi solid state rėlės. Tai reiškia, kažkoks settingas jame neduoda jam pilnutėliai aktyvuoti. Tai tą reikės viską pasižiūrėti ir įsiaiškinti, kame problema. Realiai bandant šiek tiek orkaitę, tai mums gavosi 10 minučių, kol iškėlėm 108, sakyčiau, gal biškį ilgokai, bet atsitiko toks reikalas, kai pasiekėm 108, solid state rėlė pradėjo mirgėti, tai srovė kažkokia nepastovi, tai tenas on off, tai dar reiks pasižiūrėti mūsų kontrolierių, pažiūrėti, ar ten yra kažkoks settingas, nes ten yra daug settingų, kai pasiekė jūsų tam tikrą settingą, daleiskim 120, tada jau pradeda on and off tam, kad palaikyti tam tikrą temperatūrą jūsų kaitinimo elemento, kad nelaikyti pilnai jungtą. Tai tas gali ir, kaip sakant, pakeisti jūsų kaitimą, todėl kad srovė jau tada nėra pastovi ir nėra tas stiprus kaitimas, yra tiesiog įjungiama, išjungiama. Tai tą settingą būtinai reikia susirasti ir žiūrint manualę, taipogi yra informacija, kad būtent tas settingas kažkur tai yra. Tai dar tą ir įsiaiškinsim, bet jau bus atskiras pilnas video, kaip mes testuosim, kaip kas čia gausis, o sakyčiau, šiam video tiek ir nepamirštam spaust laiką, dalinamės ir jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia, tai iki kitų video. Nepamirštam spaust laiką, dalinamės video, jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia ir iki kitų video, tai tikrai darysim dar video, bus testavimų ir panašiai, galbūt dar darysim kažkokių tobulinimų, neaišku, kaip viskas veiks, bet iš esmės, kaip matome, kaitimas, viskas vyksta, temperatūra ir panašiai, tai aišku, dar kiek ilgai viskas kaista ir kaip viskas vyks, tai dar reikės nemažai išbandyti viso ir susižiūrėti. Tai šiam video tiek, iki.